Sveiki, sveiki. Nu ką, pasiilgat, ne? Savaitę nematėt. Sustinkam ir vėl šitoje vietoje, kur prieš savaitę įsiskyrėm Bogojai. Tai vėl susitinkam po savaitės toje pačioje vietoje. Tik tais penktadienį 1 valandą dienos. Tai va žodžiu. O kas įvyko per visą tą savaitę, nefilmavau, nes dirbau naktį, važiavau į žemyną pakraštį, patį viršų Norvegų. Šalia Nordkapo. Nu, Nordkapas gauna žiūrint į žemėlapį padešinį, aš Havaisunde buvau. Kas keisčiausia, pirmą kartą gyvenime teko, kad naktį pakrautų, žodžiu. Iš Bogojaus ketvirtadienį 9 valandą vakarį išvažiavau, 10:09. Nulėkiau Myrę, išmyręs, lėkiau tada, Myriai pakrovė tuščias dėžės, plasmasinės tokias, bačkas, ne bačkas. Iš tenais tada šūtijau į Havaisundą, į patį viršų. Tenai žiauriai gražu, bet važiavau naktį, nieko nesimatė, tai galvoju, nu jeigu aš pats nieko nematau, tai ką aš jums parodysiu. Tai nulėkiau tenais šeštadienį, iš šeštadienio į sekmadienį naktį jau gavas. 2 valandą nakties iškrovė dėžės tas, pakrovė menkės, pilną mašiną, rašė 20 tonų, bet ten buvo žymiai daugiau. Ir žodžiu, bandžiau įsikrapštyti tenais iš tos skylės, ten nežinau, kaip žmonės tenais gyvena. Nu, žvejų miestelis. Nu ir ką? Įvažiavau į kitą skylę, ten tai vapšė sala. Per visą salą 5 gyvenami namai į Lofoteną salas. Žodžiu, iš Havaisundas variau per Altą, per Suomiją, per Švediją, 45 keliu, per Arvidsjaurį ir tada lindau į Junkerdalį, per Junkerdalę sieną, nusileidau į Norvegiją nuo kalno, nuvažiavau į Bodo, pirmadienį vakare aš buvau Bodo uoste ir antradienį 5 ryto buvo keltas. Keltas buvo į Lofotino salas. Tai plaukiau 6,5 valandas, pakliuvau į štormą, neblogą štormą, kol nesiubavo taip žiauriai, tai buvo galima pakryt ant sėdynių pamiegoti, mašinai neleidžia būti. Tai kur žmonės sėdi, tai daug kas tenais miegoja. Iki kol nesidaužė laivus į tas bangas. Nu, kas sekat mano Instagramą, tas turėjo matyti, kaip aš tenais plaukiu. Tai va žodžiu, nuplaukiau į iškrovimą, iškrovė greitai tas dėžės, atplaukiau 12 gal valandą. Iškrovė greitai tas dėžės, atgal grįžau į uostą. Ir laivas buvo apie 11 valandą nakties, atgal parplaukiau į Bodo. Bodo buvau 3 valandą ryto. Ir ką galiu pasakyti, Bodo prastovėjau 46 valandas, kol gavo man pakrovimą. Gavau pakrovimą vakar. Nu jau ne vakar, šiandien ryte. Tai 1 valandą nakties penktadienį. 1 valandą nakties penktadienį atvažiavau čia į Bogojų, išsimiegojau. Išsimaudžiau, žodžiu, tai va, pasidariau pusryčius ir laukiu, turim pakrovimą. Ofise sakė, kad kraus 3 valandą, apie 3 valandą. Tai va, žodžiu, pakraus lašišą ir visų 6 per visą Norvegiją iš Bogojaus. Iš Bogojaus važiuosime į Oslą, visų 6 per visą Norvegiją. Nusimato smagi kelionė, 1300 km berods.
Tai vakar važiavau, vėjas žiaurus buvo, ne vakar, naktį važiavau, vėjas žiaurus buvo, bet šeštukas, ką galiu pasakyti, buvo normalus, sausas, šiek tiek ledo buvo. Vėl nefilmavau, nes naktį važiavau ir važiavau tą pačiu maršrutu, kaip jūs matėte praeitam epizode. Lygiai viskas buvo tas pats, tik tais nebe diena, o naktis buvo. Buvo kaip ir normalus kelias, bet žiūrėjau, kad šeštuku žemiau pasileidus už Mairanas, už kaip ten jums paaiškinti, kad geriau būtų. Geriau suprastumėt, žodžiu, žemiau link Rorviko nusukimą, tenais mačiau neblogai sniegą drėbę. Tai gali būti toksai atvejis, kad reikės biškį pavargti su sniegu. Tai buvo gerai važiuoti. Šalta, be sniega, sausi keliai. Ši žiema ideali važiavimai. Įdomu, kaip pavasaris bus. Tai va, žodžiu, tai ką, baigiam pusryčiauti, dabar yra 1 valanda ar pusė 2 valandų dienos, baigiam pusryčiauti, atskėliu visai ne per seniausiai, tai man pusryčiai, kažkam pietus, kai mūsų žiūrėsit šitą video, kažkam ir vakarienė bus, tai va, žodžiu, skanaus, kas valgat, aš ką baigiu valgyti, sulaukiu 3 valandos, apie 3 valandos, gal net anksčiau pakraus. Tai ką, važiuosim krautis, pasikrausim ir keliausim į Oslą su lašiša. Pasikrovėm žuvytę. Dabar varysim. Orėlis nieka gera. Šilta daras. Įdomu, kaip čia seksis man šturmuot visus kalnus. Labai įdomu. Nes čia 7,4 tonas ant priekinės ašies, 9,6 ant vedamos ir ant vinginės 7,8. O dabar imsim kalnus. Palinkat slidu. Negali niekaip įsibėgėti, šitą. Normaliai. Nupulipam. Nulis lauki. Sakyčiau, gan nebloga temperatūra. Viskas pradeda tirpti. Mes bandam į kalnus įkopti. 14,5 ant vedamos ašies, 3,1 ant tinginę ir įmam kalną. Va dabar užsikorėm, greitai leidžiam tinginį, išlyginsim svorį. O, iš karto ir lengvas mašinas pasipila iš karto. -2. Atika buvo 0. Užlipau ant kalną ir pasidarė minusas. Biškį pašakinėsim čia per tas duobitės. Pašakinėsim. Čia labai nemalonus kėlis, kai reikia prasilenkti. Ir va iš tenais atvažiuoja dabar lengvikė. Jinai turi vietas, kur sustot, bet ar galvojat, kad stos? Ne, reikia važiuoti iki galą. Kelias yra siaurus. Ne, važiuoja iki galą, bobagi už vairą. Negi jinai supras. Buvo va čia va vieta, kur sustoti. Sekanti mašina taipogi atvažiuoja. Turigi vietas, kur sustoti. Ne, važiuoja. Važiuok.
Da plius su ilgom šviesom. Varam. Vis dar važiuoju 20 minučių. Trankau šitais keliais. Neįmanoma greičiau palikti. Nes tramplinai ir labai priekinę ašį kerta. Ir kai pradeda mašiną šokinėti, tai vienas dalykas, kas gali nutikti, tai sulūžti žuvies dėžės, apatinės dėžės. O tada tai bus nieko gera, bet iš kitos pusės biški turnai yra, kai prieš kalną reikia paimti greitį, o tenais vien duobės, vien tramplinai. Na, tai paskui taip įgaunais, kad sulūžusias dėžės, bet nebedaug beliko, va čia va to siaurų keliuku dar pavažiuosiu ir tenais biški toliau už poros kilometrų jau išplatėjims normalus kelias ir 8 km tunelis bus per kalną vidurį išgremžtas, kad nereiktų per patį kalną važiuoti, tai per vidum kalną pravažiuosi. Dabar daug taip padaryta kelių Norvegijai. Žymiai normalesnė negu buvo seniau. Tai va, darbą tik nesenai pradėjau. Tai vėl eilinį kartą laukia naktelė. Nu va, ir išplatėjimas. Galima dabar bus normaliai laikti. Ir vėl eilinį kartą visą naktelę važiuoti reikės iki 5 ryto, gal 6 ryto. Tai nieko gera. Vėl naktį. O taip tikėjaus, kad dieną. Nu, biški čia jau per greit laikė, čia šimtelins gazavau. O taip tikėjaus, kad dieną važiuosiu su šviesa. Dėja. Ir visų to sunkiausių kelių reikės vėl naktį važiuoti. Tai va todėl video įkeliama yra labai mažai, nes nu kas čia naktį važiuojant, matas jums čia kas nors, va, kad tenais kalnas didžiulis, tarkim, yra jau matas, nu nesimato. Čia va, namai, vanduo irgi nesimato, nu tai pagalvoju, koks tolkas yra filmuoti, priekį, kad tik tais matyti. Nu, kaž nieko gera. Tai užtat labai mažai video yra įkelta. Vat, kai dieną važiuoji, tai yra žymiai įdomiau, nes viską matai aplinkui, o dabar nieko nematai. Tai... O todėl mažai video šį kartą yra įkeliama. Tai va, mes bandom kapstytis. 26 km liko iki pagrindinio kelio. Ir tada visą laiką tiesiai, kai išlysiu, tai visu šeštu keliu per visą Norvegiją iki pat Norvegijos sostinės. 1300 km. Tik kelią kalns, pakalnė, posūkis ant posūkio, čia tai dabar gerai -3, va, ledas. Asfaltas, sausas kelias, da normaliai. Toliau tenai sniegą drėbė, prie trankimai iš vis šlapia. Tai žodžiu, kas šitą per traktorius važiuoja. Prie trankimai iš vis tenai šlapia, nu tai dieną šlapia, naktį šala, čia žiklas, kai visą tenais nebenuostabi. Mašina, kad ir paduškinė, nu, bet kaip šokinėti reikia per šitus visus nelygums, nuo šalčio iškilnotą asfaltą. Ir pavažiavus šeštu keliu, gal kokį, ką žinau, 15-20 km irgi labai nelygaus kelio yra. Nuo šalčio iškilnotą, mat nuo kalnų vanduo bėga, po asfaltų šalčio gauna. Iškilnoja ir tokius tramplinus padaro, tai labai nemalonus tie tramplinai, na kaip ir dabar, ypač jų net nesimato, kol neužvažiuoji. Užvažiuoji, tada pradedi šakinėti. Tai va, žodžiu,
Važiuojam į priekį. Na va, kylu į kalną. Ir lysim į tuneliuką. Nes priekį didžiulis kalnas. Ir 8 km važiuosim tuneliu. Esu važiavęs ilgiausio Europai tuneliu. Tai yra link Bergeno, man atrodo. Ar Stavangerio, ar link Bergeno. 24 km. Tai pavažiavus tuo tuneliu pavažiavus, aš supratau paskui, ką žmonės jaučia, kurie turi klaustrofobiją. Kažkaip iš pradžių važiavau nieka. Tie tokie 10 km, bet paskui likusi 14, tai kažkaip jau nebejauku pradėjo daryti. Na, bet nieko. Normaliai išgyvenau, panika neužpuolė. Tai va, o dabar taip va tokia tiesia linija per kalną 4 km ir iki 6 kelio, pagrindinė kelio liko 8 km. Ir tada pradėsim šturmuoti Norvegijos kalnus, vėl tie patys kalnai bus, kaip praeitam video matėt, kur važiavau su lentom. Dabar važiuosiu su žuvim. Pakrovė tipo 18,5 tonos žuvies, bet svoriai ant mašinas, tai ant ašių didelį, tai apie 25 kažkur bus tonas bendra krovinė. Gal žuvies tik 18,5. Nes va dabar važiuojant 7,1 ant priekinės ašies, 9 tonos ant vedamas ašies ir 7,9 ant tinginę, čia tonas. A tunelis tai va tokia va platuma, baisu labai dešinien pusėn trauktis, nes bijau užkabinti šaldytuvą kampą. Nes palei. Policija nuvažiavo, nes palei viršą eina. Tai kažkaip nejauku, nesinori to šaldytuvą sudaužyti. Važiuojam ir laukiam, kada pasirodys šviesa tunelio gale. Šviesos tunelio gale sulaukiam ir išvažiuojant čia nučiaužytas ledas. 2 kilometrai iki pagrindinė kilometrus. Nusileis čia pakalnyten į dešinę ir tada prasidės iki Fauskės. Visi smagumai. Tais kalnais tai apie 100 kilometrų po kalnus došyts reikės. Berods, kad 100, gal 80, tiksliai neatsimenu. Bet man atrodo, iki Fauskės nuo šito posūkio apie 80 km. Nu to. Pasisuksim ant pagrindinio kelio ir parodys, kiek yra likę iki žiedą. Į dešinę suksime Fauskę. Narviks dar toliau. Narviks bus link šiaurės. Trankėjimas į dešinę. Mum į tą pusę. Tai susikeliam, nieko nėra. Susikeliam iš karto tinginį, nes čia nučiauža visi ir sunku būna, va taip va būna. Sunku paimti greitį būna, nes būna pastoviai nučiaužyta. Tai kad nepraras greičia, reik sukantis iš karto atpalaiduoti tinginį, kad sikibims geresnis būtų ant ledo. Ir imti kalną. Jo 107 km iki Fauskės žiedą, nu tai apie 100 km
kalnais reikės došyti. Tai va. Nu, lakiam. Imam kalnus. Kotais skameika. Sunkiai čia į viršūnę. Ropšės 11 bėgis, na jau reikia 10 jungti. Tai sakau, čia pakrauta yra tikrai ne 18,5 tonas, nes aš žinau, kaip jinai važiuoja. Tai kur tau 60 į kalną? 25 tonas pakrauta. 100%. Nu, nes taip neįmanoma, kad jinai nevažiuotų į kalnus. Na jau. Na, 10 bėgis, na, negi 9 reikės jungti. O, pabiškai greitėja. Čia čiučiu toks nelabai įtempiamas kalns, biški jėgos atsirada. Imam greitį ir vėl tada kopiam į kalną. Kėlis, tai matas ledas. Įda, kiti čia turėjo pradėti snigti. Na, tai -6. Sniegas. Na, vėl krenta greitis. Na, pripubita žuvies neblogai. Lipam į kalns. Biški tingi neatsipalaidau. Nes vienoje vietoje, vėl prasuka ratus. Na, lipk, nebedaug lika, lipk. Tai sunkiai į kalną lipa, na, man rodos, bus reikalų nusileis nuo kalno irgi. Tikėjausi, kad nesnigs, bet dėja pradėt snigti, nieko gera. Bus reikalų. -6. Na, dabar pradėsim po biškį kaip ir leistis nuo kalno. Da, kylam. Kalno viršūnį čia neblogai, žiūriu, snigt pradėt. Oi, bus smagu. Na, kad šakinėja mašina. Jeigu pradėsime laistis nuo kalno. Biški, čiut atpalaiduosim tinginuką, kad stabdant retarderiu nepraslidinėtų ratai, sukibims geresnis. Ir va taip kokie 70, tai prilaikant mašino ir leidės. Tų posūkių nebūtų biški, galima būtų greičiau leistis. Bet kai tie posūkiai, tai paskui kai pabėgs mašina, tai bus nieko gera. Nu, kai privažiuojam pakalnį. 4 km 7% pakalnė. Aiški. Prisistabdam. Paskui, kai aš čia posūkį neišims, kai įsižemintai, bus nieko gera. Žiauriai šakinėja per tos tramplinus tą mašiną.
ant retarderio užsifiksau greitį 75. Leidžiasi pakalnė, bet greitėja 80. Iki 70 prisistabdom ir vėl leidžiamės. Nu čia posūkis, dar reikia prisistabdyti. Nu va taip ir leidžiamės po biškį. Pradėt bėgėti mašiną, biškį prisistabdai ir vėl užfiksavęs greitį va ant retarderio. Ant retarderio leidžiasi pakalnė. Nežinau, kodėl visi sako, kad žiemą retarderė negalima tipo liesti. Įdomu man, kaip jūs 5 km su tokiu dideliu svoriu 7 procentų pakalnėm nusileidžiat ir be retarderio ir tipo stabdžiai neužkaista jum, kažkaip netikiu. Įdomu, kiek reisų naujas kaladės keičia tie tokie komentatoriai. Sakau, kai pasiskaitai, tai ypač Facebook'e tie vairuotojai, kurie maikis plėša, čia vis susiuntinėja. Tipo geriausi vairuotojai, geresni už juos nėra. Visą laiką va. Įdomu va, einant su 50 vos net tonų į pakalnę ir 7 procentų ir kaip spėtumėt jūs ant taip greit susistabdyti. Susistabdyti, tarkim, ant tokią posūkę. Na, labai įdomu man būtų pamatyti. Nieko nesimato per tokius kelius. Tamsu. Nu, beveik nusileidau, jo. Beveik. Vieną. Dievi, kaip daužo. Vieną kalną paėmė. Dabar. Dar va. Pakalnį ten reikės nusileisti. Ir va taip va. 80 km. Tokį keliu. Nusileidi, pakyli, vėl nusileidi, vėl pakyli. Nu, čia miegas nelabai naktį ima. Tai tokiais keliais važiuojant būdavo, kai slidu, čia tarkim, kai ledas būna, per ledą vanduo bėga. O, ABS-us net veikia normaliai. Per ledą vanduo, kai bėga, oi čia kaip smagu leistis, tada su grandinėm. Labai smagu būna. Čia aš nelabai suprantu, dėl ko tas kelias čia šlapis. Dabar kažkaip prisistabdyti ant tiek reikės, kad nes ten apačioj berods šviesoforus yra. Arba ne ant šitas pakalnės, gal ant kitos. Na, pilna rankenėlė nuleista. Žemyn leidžiamės. Nu, jau galim atpalaiduoti. Nu, nieko nesimato, vapšė. Kai reikia važiuoti šitais keliais, žiauru būna. Tamsu, tu šviesas sugeria. Dar tie tramplinai tokie, kad į visas pusės svirsta ta mašina. Toks vaizdas, kad ten tu ant šono nuvirs. Atkels, neduok tu dievi. Bet dėl ko tas kelias šlapias, tai va man labai interesna, nes aš vakar važiavau, taigi viskas buvo gerai. Nu, žodžiu.
taškų. Įmam dar vieno kalno. Čia užpraeitą reisą ant šitą kalną sugebėjau apsilenkti Norvegą su žuvim kartu krovėmės ir dar kemperį. Na, jeigu dabar reiktų, tai be šansų. Iš per daug svorio man čia pakrauta. Ko tai sunkokai čia lipa man. Taip nėra buvę tokių cirkų, kad taip sunkiai liptų. Kylam į kalniuką ir lysim į tuneliuką. Iš tuneliuką išlindę, vėl lipsim toliau į kalną. Ir bus ta vieta, kur atsimenu girtėkas laikais pirmą kartą išvažiavau žiemą. Pirmą kartą išvažiavau žiemą, pasikroviau aš šarvojui žuvį ir visų šeštų reikėjo važiuoti su Euro 5 Volvo. Trumpa bazė, tinginys nelabai keldavosi, žodžiu, varga vakarienė būdavo 5,40 arklių tipo, bet tenais priglūšintamasi, tai lipau ir dar plius mechaninė. Ai, atsiminiau, kodėl sustojau aš tenais. Nes, tarkim, čia tai yra pilnas automatas, čia dzin. Rankinėlę spustinai pat automatiškai perjungia bėgį. Tenais reikdavo pačiam duoti su kačarga. Ir 2 greičių dėžės. Plius pagreitinta, palėtinta pusikės tos vadinamas. Tai reikdavo iš vienos greičių dėžės persimesti į kitą. Tarkim, vienoj greičių dėžiai būdavo 3 bėgiai, kitoj greičių dėžiai būdavo irgi 3 bėgiai. Plius pusikės, palėtinta, pagreitinta bėgi, tai gaudavas apie 12 bėgių. Tai žodžiu, kai reikdavo iš Kylau į kalną ščiavą ir iš 4 palėtinto, iš 4 palėtinto antros greičių dėžės reikėjo persijungti 1 greičių dėžę. Į 3 bėgį pagreitinta, ta pliusinė pusikė. Na, ką jūs galvojat, kol man ten suvaikščia vis tie strypai, kol persijungė iš antros greičių dėžės į 1, praradau greitį, tada perjungė bėgį, daviau gazą, prasukė ratus, nebebuvo sukibimo, žodžio, tinginys sunkiai keldavo. Ten iš visis net nekeldavo tinginę. Biškį atpalaiduodavo į viso, na ir viskas, pradėjau buksuoti, praradęs greitį ir sustojau kalną viršūnį. Sustojau, o paskui su žuvim, irgi buvau pasikrovis lašišai, su žuvim pradėjau nuo kalno čiuožti atgal. Toks buvo mano žiemos pirmas reisas žiemą. Ir va tada supratau, kad tai yra, buvo toksai dalykas, kad nežinojau, ką daryti. Ar šokti ir palikti mašiną, tegu čiuožia, ar vis dėlto bandyti kažką daryti. Tai žodžiu, gavas taip, kad bandžiau išlaviruoti, nors čiuožiant atgal, kad nesužirkliuotų man. Jau čia su Scania 620 arklė čipuotų variklį jau yra ką veikti šitą kalną. Na ir va čia va kažkur aš va ir likau stovėti. Nes sunkus kalnas. Tai dabar 45 važiuoju. Na ir bandžiau išlaviruoti, kad nesužirkliuotų čiuožiant atgal. Vis tiek sakau, ar pusnė atsirems, ar dar ir sustosiu. Na tai vidury kelią sustojau. Ir tada iš čia važiavo Norvegas, jisai sustoja ir iš nugaras į kalną kilo 2 norvegai. Na, aišku, aš per vidurį kelią stoviu
jiem nebuvo kaip apsilenkti, sustojo į kalną irgi užbuksavo. Tai dėjomės grandinės kalne, kad išvažiuoti. Išvažiavo. Tai va tokie va mano buvo įspūdžiai žiemos. Rankas aišku kalatojas, kai nežinau kas. Galvojau, kokie velnės čia veikia. Tai va, tas velnis jau 26 metai. Na, pradėjau aš į čia važinėti 2014 metais. Na, tai va tavo, taip ir kiekvieną dieną va tokia va nesąmonė ir veikiu, žodžiu. Kariauju su tais kalnais, su tuo sniegu, su tuo ledu. Sunku čia, sunku. O, čiuožiam. Nelabai kas išdrįsta važiuoti čia. Kiek esu girdėjai, sako, nežinau, kiek man turėtų mokėti, kad galėčiau aš čia važiuoti. O aš Europai negaliu dirbti, aš tenais nemėgstu žiauriai. Čia kažkaip įpratau. Kaip ir normaliai viskas. Po biškį važiuojam, va, dirbam. Priklauso dar kokią techniką vairuoja ir kaip valdžia prižiūri jas. Padangas geras, jeigu deda, jeigu negaili pinigų ant padangų, grandinės, jeigu geras, jeigu varikliai mašinų geri, galingi. Tai ko čia nedirbti, visur važiuoji, užvažiuoji, nėra problemų. Bet jeigu tokias va mašinas kaip girdė, kaip priglūšintas ten RV transporte ar dar kažkur, nu, tai tada varga vakarienė būna. Jau man čia yra ką veikti tokį svorį tempti. Tenais tai iš viso aš įsivaizduoju. Tai va taip va įvažiuojam. Nelabai gerai, kad sninga. Vakar važiavau, čia sausa visur viską, 90 roviau. Aha, o dabar sniegą drėbė. Va, pliu vėl 8 procentų pakalnė, 3 kilometrai. Tas sniegas labai nelaiku pradėjęs. Negalėjo, nors iki Fauskės, kol važiuoju, iki Fauskės nors nesnigti. O paskui kaip ir tie kalnai jau normalus, nu bus da tenais už Fauskės keli pakilimai, nusileidimai. O paskui kaip ir normaliai jau bus, nebus tokio žiaurumo. Nu, link Mairanas kalnų perėję bus, pereit per ją reikės, bet normaliai. Tai va, žodžiu. Taip įdirbam. Leidžiamės pakalnint, 8 procentai nuokalnė. Čia yra ką veikti, kai krauta mašina būna, tarkim, su tokiu va svoriu užkilti kalną. Yra reikalų. Va, pilnai retarderis užtrauktas ir taip bėgėjasi dar. Tai pas man čia tepalinis, jisai kalnų stabdis, tai kokį svorį reikia laikyti. Ir kažkurioj pakalniai bus toks bajeris, kad į pakalnę nusileisi, o tenai šviesofors. Va, man rodas, va čia va ir bus tas bajeris. Jo, kažkur čia dabar. Tiksliai neatsimenu. Bet kažkur į pakalnę reikia nusileisti ir pakalnės apačioj šviesofors, o ten remontuojams kelias. Gal pavyks normaliai nusileisti, tikiuosi. Jo, va čia va. Jau užkaito tepals, jau sunkiai bestabdai pakalnę. Man kažkaip reikia mašiną prislaikyti, kad jinai taip nesbėgėtų į tą pakalnę. Jo, va čia va. Taip leidės ir va tenais va štai šviesoforčikas. Nu, žalis gerai.
Važiuojam toliau. Nu, pažiūrėkit, koks bajeris vyksta. Protingi žmonės, šviesaforus, Reimans, ką jie čia daro? Nu, tai gal teiksies pasitraukt? Ar čia mes stovėsim šitaip? Nu, galim pastovėti. Va, kokie norvegai protingi. Aš nelabai suprantu, kodėl jie šitaip daro. Va taip, va. Nu, man pasakykit, čia protingas žmogus taip elgės. Kai stovi šviesaforas ir man žalias, jiem raudonas, uždaro kelią. Kokiu daiktų, kokią galūnę jie galvoja? Aš nelabai suprantu. Kam jie įlindo čia dabar? Nu, dabar lauksim, kol dasu prie kabėlio. O Jezu, o Jezu. Protingas žmogus, ką galiu pasakyti? Nu, stumdykis, žaisk. Va taip va. Norvegijai tokie va žmonės, vairuotojai. Nu, lauksim. Nu, pasitraukė. Pasitraukė. Protingas. O tu čia. Nu, fruktas. Na, visi stovi laukia. Nes vienas protingas žmogus bandė užlysti. Va taip va. Tokie va protingai mąstantys žmonės Norvegijai. Ja, suprantu, nebe pirmą kartą toksai bajeris būna. Kurie jie vietą galvoja ir galvoja protingesnė bus, ar kas čia bus, jeigu yra šviesaforus ir žodžiu. Ja, suprantu, kam taip daryti. Ir kaip jie Norvegijai gyvena, kaip jiem tai protėlis velk, be šansų man suprasti. Nu va, pasivijau lietuvaitį, ant 50 važiuoja ir, aišku, jisai neduos man apsilenkti. Dusins mane kalnus, o čia turėtų būti kalnai. Oi, ir čia važiuoja arba Lotus Baltica, arba Girteka. Šiau galvojau, aš sunkiai į kalnas kylu, bet čia dar sunkiau kyla, jeigu aš sugebėjau pasivyti. Nu, taip, varyk, skubėk. O, gal žiūrėk, praleis mane. Praleis. O, labai dėkingas aš jums, ponuli. Labai ačiū. Maladėcas. Jo, Girteka. Sunku žmonėm, aš suprantu, kai tos mašinos nieko gera, nieko netraukia, padangas plikas ir dar masyt gal antrą reisą kokį tik tais daro, nu ant 50 važiuoti, nu nereikia. Aini va, 90. No problem. Arba žmogus bijo, arba mašina tiek pas jį netraukia, nes ėjau va, nuvėjau ir toli jisai atsiliko. Gaila man tokių žmonių, kai jie taip vargsta, kažkada ir aš taip pat vargdavau. Bet ku padarysi. Kiekvienam savo, kaip pasakyti. Kas ku nori, tas tu renkasi. Tai va. O, kad vara. Mano pusė užpustyta.
Aš čia iš kalnų nusileidau, žiūriu, čia sniego taip normaliai prie Fauskės pavaryta. Tai aš vadinas, kai aš važiavau, tai po biškį šiaurėje ėjo tas sniegas, nes man da pasisekė pravažiuoti net tiek prisnigtų kelių. O čia dabar, va Jėzau, kad užpustytas kelias. Siaubas. Siaubas, baubas, baisenybė. Užtat žmonės ir bijo važiuoti. Tai va. Toksai gyvenimas čia pas mus Norvegijoje. Toksai gyvenimas. Kaip sakoma, kas nerizikuoja, tas negeria šampaną arba sėdi griuvy. Viens iš dviejų. Nu, linkiu visiems, kad gertumėt šampaną, o nesėdėtumėt griuvy. Tai va, visiems to linkiu. Nu ko? Pasiekiau pagaliau Fauskę. Miestą pirmą. Miestelį. Nu, miestą galima sakyti. Fauskę. Na, visi furistai stovi savaitgaliai viską. Savaitgaliauja. Jau pradeda savaitgaliauti, nes yra penktadienis. Ir esu aš. Tas, kuris važiuos visą savaitgalį. Nes aš ale ilsėjausi iki 2 dienas, 45 valandas. Sunkiausias kelias įveiktas. Nuo Bogojaus iki Fauskės vis tie tuneliai, pakilimai. Nu, dar beliko tik tais iš Fauskės išvažiuojant vieną kalną užkilti. Į 2 kalnus užkilti ir nusileis nuo 2 kalnų, o paskui jau bus lengviau. Tai va, biški slidoka čia, sakyčiau. Nu jo, normaliai tai. Ko tais nelabai klauso vairs. Nuo retarderių užtraukus. Duodam gazą. Ratai ir sukas. O, smagumėlis bus dabar nusileisti pakalnę. Oi, kaip smagu. Nu, tikiuosi nenučiuošim. Labai tikiuosi. Nes čia pakalnė. Biški. Dar atsipalaiduojam tinginį. Čia pakalnė ir pakalnės gale žiedas. Jeigu ateisi greitai, tai tenais nelabai žiedą gali išimti. Tai geriau jau neskubant. Iš lėto leistis į apačią. Norvegas irgi kotais neskuba leidžiasi. Nu, į kur važiuos? Jau į kairę. O tenai žiedų pasukant į dešinę, į Bodo nuvažiuosiu. Tai aš iš tenais atlėkiau čia ir iki Bogojaus važiavau to pačiu keliu. Nu, pavyko nusileis dabar. Įdomu, žiedas nebus nučiaužytas, nes pastoviai čia įvažiuoti. Jo, va, nučiaužyts, va. Op. Bandai suktis, čiuožiam. Nelabai vairas klauso. Reik važiuoti, ratai buksuoja. Sunku jiem pabarstyti tos žiedus, pastovi jie nučiaužyti. Šonė, mano mašinėlą taip atrodo šviečiantis viso. Neinu įsibėgi.
kad ir tinginys atpalaiduotas, bet vis tiek ratai buksuoja. Ja. Toksai va. Pagrindinė gatvė Fauskės. Niekadora. Riedam. Nu, bandam leistis nuo kalno. Kas čia yra, kodėl stojam. Sustojam mane praleisti. Nu, ačiū. Biški kamera įsikrovė. Besileidžianti pakalnė. Iškart buksuoja, tik tais pradeda. Kylam čia į kalniuką. Kylam į kalniuką, kylam ir va čia va turi būti duobė. Ir visą laiką šitoj vietoj susitinku su mašinom. Lipam toliau. Ten skartis labai didelis. Padešinė pusė. Rapojam. Prieš tai pliklis buvo, eina peklant. Nelabai kaip malonu važiuoti, kai bandai gazą duot, ratai sukas. Normaliai galvoj. Greičio paimti net neįmanoma. Tai Norvegas net sustojo. Galvojau pauzį. Jisai sustoja mane praleisti. Nu, aš jo neprašiau nieko. Nu. Tai važiuoja dabar toli iš paskas. Kultūringi žmonės. Praleidžia mane visi, mielą malonu net važiuoti yra. Net ir piktis neima. Kokie geranoriški, kad visą laiką tokie būtų. Malonus, sustotų, praleistų mane. Aš jau galvojau, nebėra tokių vairuotojų, bet pasirodo yra. Tai dar va šitą va reikės nusileis nuo kalniuką vieną. Palauk, dabar neatsimenu, reikės pakilti ar nebereikės, ar reikės tik tais nusileisti. Kur praeitam ar užpraeitam, kažkuriam video rodžiau, kai kalną kiliu, kad toksai posūkis ilgas labai ir leidžiantis žemyn. Jo, va čia va bus iš tunelio išvažiuojant, leidžiantis žemyn, Girtėka nesugebėjo sustoti. Tai gerai atsigulė ant šoną su žuvim. 7 procentai. Atsigulės ant šoną su žuvim ir nučiažė iki tų atitvarų. O tai kad žiūrėjau, tenais tie atitvarai tokie va kaip mano ranka. Metaliniai. Pagaliai sukalti ir viskas. Ir va, leistis apačion. Va tenais dabar nesimato, bet tenais yra skardis ir jūra. A va čia va, Ei. Aha. Jo. Ir man jau nebestoja mašina ABS-us. ABS-us čiuoži tik tais. Biškė. Ir kavos nebereikia jau. Biškė. Rankytės. Drebėti jau pradėjo. Nu, biškį nejauku, sakyčiau. Plikledis, nu va taip va būna. Kaip plikledis. Ir vėl čiuožiam. Staigus tas posūkis ir ant plikledžio reikia iš 100 posūkti.
Da atsigaut neina. Na jo, galvoju ir aš nučiuošiu. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, nusileidau. Vėl čiuožiam. Dievi, nu pravažiavagi tie valytuvai, tai ko negalėjo pabarstyti, čia grynas ledas. Bando įstoti, čiuožiam į apačią. Nu įdomu, ta fūra nusileido ar ne? Nu kaip ir nematau aš čia. 2 valytuvai pravažiavo iš priekio prasilenkiu, nei vienas nepabarstė. Aha, va tau ir Norvegija. Ja, na įdomu, čia išlis koks beprats ar nelabai. Iški reikia nusileisti. Ja. Na atsigau. Tenais, tenais labai aukštas skardis ir ant to posūkio. Ten staigus tas posūkis. Gerai, kad greičia nebuvo, bet pradėjo mašina bėgėtis. Žodžiu, ačiū Dievui, kad pavyko sustabdyti, kiek buvo įmanoma ir neleido įsibėgėti. O taip, jeigu ant greičio aš būčiau pareis, lygiai tas pats bandyti stabdyti ir viso, čiuožiam. O čiuožiam kur? Čiuožiam nuo skardžio. Atgal į jūrą paleidžiam lašišą plaukėti. Nors nebelabai paplaukęs. Nu va, gazą duodi, ratai sukas, į valytuvai nuvažiavo. Kėlis vapšė nebarstytas. Žiauru. Smagi naktėlė, nusimato smagu. Nu va, per anksti džiaugiausi. Sakau, čia žmonės visi sustoja, mane praleidžia, viską. Prašau, fūra prieki važiavo 60. Kėlis normalus, viską, bet neina greičiau pavažiuoti. Nu ir nelabai sustoja praleisti. Varė visus langus, dabar langai šalt pradėt. Nu ku, einam į cirkelį, pasivoksim kavelas. Žodžiu, kai visada sniega drėbė žiauriai. Šala. Sninga baisiai. Nu, naktėlė smagi nusimato. Labai smagi. Einam kavelą svokti. Sninga neblogai. Gavas taip, kad lomžas darbina, kavos gavau. A normali kava ten, aš jai aiškinu, kad aš noriu tos kavos. Jinai kažką norvegiškai burba.
ir все. Nu, paprastos kavos pasiėmiau. Už dyką. Turiu griežtą puodelį. Visoje Norvegijai už dyką kavą galiu gerti. Fu, kad smirda žuvim. Taip gražiai atrodo. A kur jisai tų pliumbų užkabina? Va čia. Štai taip atrodo mano mašiniuks. Ja. Sniegu drebia gerai. Važiuosim toliau. Imsim kalnus. Kavos negavau, kokios norėjau. Dėja. Teks mėgauti Lomžos Durpyno kava. Nelabai skani. Biškį gal atitirpo langas, nes važiuojant iš paskas LKV transporto vadovą labai langus man užnešė. Nu, jisai stovi, mes tada važiuojam toliau, šturmuosim Mairanas kalnų perėją. O tas čia, kad tai jisai lengvai krautas, nes puspriekabės pakelta pirmašis ir važiavo 70. Normaliai sakyčiau. Pasiėmėm kavelas, 3 valandas atidirbt tada. Tai tikiuosi iki Mairanas daeisim ir stos 45 minutėm pauziai. Da tenais kurą reikės užsipilt. 4,5 atidirbsiu, kem 5 minutės pauzę pasidarysiu ir dar tai kiek čia dabar, taip 3 valandas, dabar 9:30, dar 1,5 valandos atidirbti 11, kem 5 minutės pauzę pasidarys be 15:12, nu tai 4,5 dar padirbti. Taip, be 15:12, tai be 15:4, po 4:15 eisi tik tais miegot rytą. Nu, sakyčiau, beautiful. Po 4:15, na, šiandien ryte tas pats 3:30 ėjau miegot. O, kad šluoja. Bet jau važiavo Vikings, jau matyt kažkas neužvažiavo. O dar viens. Tai šį rytą jau 3:30 ryte miegot. Rytoj vėl 3:30 rytą, taip gaunasi eisi miegot. Ne, 4:30, 4:30. Nu tai va šitaip va ir dirbi. Naktim, ar va per tokį va orą, kai sninga, nieko nesimata, a kai normaliai galima važiuoti, tada dieną miegi. Va taip va ir kariauji su to oru. Nu kur reikia tada paragauti Lomžos Durpyno kavos paprastos. Bus žiauriai neskaninu, bet nieko nepadarysi. Ir daugiau Circle K degalinių kaip ir nelabai bus. Bus da viena už Mairanas, po kairę pusę. Tai va, lekiam. Va šitas va Norvegas, kol buvo blogas matomumas, jisai vilkas
aš pasivijau jį ir aš dabar jį bandau aplenkti ir ką jūs galvojat, jis pradėjo lėkti, neleidžia, kad aš jį aplenkčiau. Vilkas 80-75 ir va 90 pasiekiu ir jisai 90 važiuoja, nes geras matomums. Pavažiuosim toliau, jisai vėl pradės vilktis. Kaip aš nekenčiu tokių žmonių, kurie va šitaip elgiasi. Labai. Ir čia nesiskaita bumbėjims. Čia tiesiog yra įsidirbinėjims. Va, jau 80 važiuoja, tik 90 važiavo. Sunku tokiem žmonėms šitam pasauliu gyventi, man atrodo, labai sunku. Nu va. Pasitelkiau savo galę. Hop. Ta lengvykė liko iš galo važiuoti ir dar važiavo vieną fūrą. Tai dar sugebėjau ir vieną fūrą apsilenkti. Norvegą. Na jo, aš, žodžiu, esu dabar kalnų perėjai. Ir va šitaip va lietuvis deda į pavėsį visus vietinius. Na, Norvegoje, aišku, nėra jam kur skubėti, jam valandinis. Jeigu darbą neturi, jis tempia gumą, kad kuo ilgiau dirbti. Aš tai nemėgstu kuo ilgiau dirbti, aš greičiau, greit ir einu miegoti. Nieko gero, tai va, žodžiu, jie tenais liko 3 mašinas, kurias sugebėjau apsilenkti. Lengvykės 2 ir 1 fūra. Na ir va, ir važiuojam toliau. Ačiū Dievui, dabar nieks nesimaišo. Tai tikiuosi 82 km per 50 minučių nelabai paims. Deja. Cirkai vyksta kaip visada. Leidžiasi nuo kalnų. Iki Mairano liko 13 km ir aš nedavažiuoju niekaip. 3 minutės liko darbo ir aš privalau stoti pauzį kem 5 minutėm. Niekaip parkingą nerandu, kur sustoti. Ir plius da temperatūra labai graži daras. -1, toj musėt ir 0 beliks. Tai naktelė smagi manęs laukia. Jeigu dar koksai lietus, jeigu užeis, tai vapšė bus smagumai. Nu va, liko 2 minutės ir aš privalau stoti pauzį. Parkingą niekur nerandu. Nu, tikiuosi, čia kažkur vienas turėtų būti. Tik neatsimenu dabar kurioj vietoj. Bet labai tikiuosi, kad laiku suspėsiu nuvažiuoti. Kaip visada. Tai va, nuo Bogojaus per 4,5 daeiti iki Mairanas be šansų. Iki Junkerdalė per 3,5 daeinu, bet iki Mairanas be šansų, nes labai daug maišiais. Va, 1 minutė liko darbo. Ir šiaip tai jeigu aš perdirbu nustatytą laiką, man bauda. Tai va. O parkingų nėra, kur sustoti. Ir paskui jūs sakat, kad furistai laksta. Tai va, laksta dėl to, kad parkingą atrast kažkur sustoti. Ir negaut baudos. Na, žodžiu. Smaguminas. 1 minutė. 1 minutė liko ir aš turiu sustoti. Ir niekur parkingą nerandu. Smagu. Aš žinau, kad kažkur prie miško turi būti tokia kaip ir kišenytė, kažkas tai tokio. Dabar, o, apsio. 4 valandas 30 minučių dirbu. Jau turiu aš stovėti. Na, smagu. Smagiai aš čia varau, o parkingą dar vis nerandu.
Girteka važiuoja, gi mat, prieki. Girteka. Man parkingą reikia labai. Įdomu, kiek perdirbsiu. O, spidometras. 82222. Laimingas skaičius. Reiktų sugalvot norą. Nebeturiu norų. Tai va, žodžiu, bandau skubėti ir surasti parkingą. Nu, radau kažkokį tai parkingiuką, bet neaišku, ar aš čia paskui išvažiuosiu iš jo. Aina piachlančių, kad sniega privaryta. Neblogai, neblogai. Na va ir vienas da stovi. Reiktų, manau, biškį prasimindžiat vėžas. Все. Stojam pauzei. Nu ką, aš tai sustojau pauzei ir man rodas, reik su jumis atsisveikinti šiandien. Nieko doro daugiau neparodysiu. Visus kalnus pravažiavau, sunkiausią maršrutą. Toliau liko lengvesnis kelias. Įdomu tik tais bus su temperatūra. Labai žiauri bus temperatūra, nelabai. Bus matyt, kaip seksis man važiuoti. O jeigu įdomu, tai gali pasiekti mane Instagramą. Tenais kartais įmetu kokį storiuką. Tarp kalnų, kur skameika stovi ir kaip man sekas važiuoti. Tai va, žodžiu. Ačiū už dėmesį. Jeigu patiko, aišku, žinot, ką daryti. Paspauskit laiką, pasidalinkit, prenumeruokit. Man labai daug ką tai reiškia. Tiesiog užtenka paspausti mygtuką, prenumeruoti. Jums tai užtrunka labai nedaug, o man tai labai daug ką reiškia. Tai va, žodžiu, geros dienos, nežinau, geros likusios dienos, gerą vakarą jums likusią. Ar dar kažkaip tais, nežinau, pasirinkit patys, kaip jums geriau. O aš toliau 4,5 valandos dirbsiu po pauzės iki pat paryčių. Ir tada vėl visą dieną mėgausiu ir vėl visą naktį važiuosiu. Tai va, žodžiu. Iki sekančią kartą. Čiau, paka.